Atostogos. Svarbiausia, pasiimti lempų. Ir štatyvų. Fantastiškai gera atmosfera. Važiuojam ir dirbam. Akivaizdu, kad šiandien yra puikia diena kempingui. Būtent tą ir padarysim. Tikslas jau beveik pasiektas. Esam Anykščiuose ir esam stovyklavietėje. Teka. Vika turi visą lagaminą. Batelių. Aišku, ne mažesnį lagaminą negu mano lagaminą. Suknelės, batelių. Oi, geras. Na va, mums viską parodė, kur malkos, kur valtys, kur kepsim savo maistą, vakarienę. Žodžiu, gavom pilną instruktažą ir, ką aš galiu pasakyti, esam rojui vidury miesto. Apsidairiau, labai patinka, varom medžioti maisto ir mūsų vakaras prasideda. Kadangi gamta vidury miesto, tai yra labai patogu, nes mums nereikėjo vežtis jokio maisto. Jeigu kažko reikia, mes tiesiog 100 metrų parduotuviai. Turiu užsakymą. Ryte šviežių bandelių. Los Andželį vairavau, San Franciske per visus kamščius, o čia Anykščiuose nesugebu aikštelę parkingo pataikyti prie parduotuvės. Ką daryti? Buvom parduotuviai, prisipirkom šmutkį, tuoj padarysim unboxingą, unpackingą čia labiau. Tai ką mes šiandien pasiėmėm? Atrodo visko daug, bet iš tikrųjų mes avokadą spėjom paimti. Pirmoji mintis buvo, kad bandysim kepti burgerius. Tai greitai visko pasičiupam, ko reikia burgeriams. Bandelės, salotos, sūris, čederio sūris, pomidorų, pomidorukai, agurkėlių, barbecue sos, padažiuką. Ir kadangi sprendėme klausimą tarp mėsos ir buvome pasiėmę kažkokius ten jau zagatovkės burgerinės, bet suabejojom jų kokybę, tai pasiėmėm kitą kokybišką dalyką. Dešrelį. Dešrelės yra planas B, jeigu liktume labai alkani, bet iš to, ką pasiėmėm po to, manau, kad tikrai neliksim alkani. Turim vištienos šlaunėlės, marinuotos, viską, lieka tik tai numesti ant laužiuko. Ir turime meksikietiškas sprandinės kepsnelį. Moteriško maisto. Mes kepsim sūrį. Turim kamambertą. Bruknių uogienę. Bruknių uogienės, o kaip kamambertas be bruknių uogienės? Tada bus mini čiabatėlės. Pasisaldinti gyvenimui kukurūzų. Dar moterų maistas bus keptos paprikos. Ir prosciutto. Kadangi mes turim pomidoruką, mes turim turėti ir prosciutto. Ir besimuš. Kas be ko, saulėgrąžos, mes turbūt šiandien jų net neatidarysim, bet jeigu mėgstat saulėgrąžos, dėkit like. Gerai, kiek šitų malkų reikia, kaip tu galvoji? Vienos didelės. Vienos didelės. Arba šitą galvoju. Šitą pritvirtinta. Kokia gera malka. Ne, šitos nepaimsim, žinok, man biškį per sunku. Gerai, tada kelias mažesnės. Let's go. Turim kažkokį tai čia bakštelį. Mano poilsis prie puodų. Kaip tu ir žadėjai. O kaip gerai kepa ant šitą burgeriukai pagaliau. Įgauna vaizdą, iš tikrųjų net tas žodis įgauna. Stebėkit. Pas mane vegetariškas. Kol kas. Ekonomiškas. Bet žiūrėkit, šitas gražuoliukas. O čia all inclusive. O čia all inclusive. Va, mes viską patys padarėm. Be mamas pagalbas.
Nors mūsų mamos turbūt nepatikėtų, kad mes patys galim savarankiškai funkcionuoti. Nu, mano tai tikrai. Štai mūsų gerybės. Turim paprikyčių, turim čia viską parodėm. Pirmai ir štai, kas mums gavosi burgeriukai su vištytė, su meksikietiškais kepsneliais. Tobula. Meldžiu sapnu. Po smagios dienos dar smagesnis rytas ir kita diena, kurioje vėl skanus maistas, gera nuotaika ir įspūdžiai, kurie kažkada, o gal jau ir poryt virs nuostabiais prisiminimais. Visi juk tokių turime ir kiekvienas turbūt pripažinsite, jog jų pagrindas nespalvingas maistas, gražūs daiktai ar galimybė atsidurti pasaulio krašte. Visa tai įgauna prasmę tik esant keliems ingredientams ir tinkamai terpiai formuotis. Buvimas savimi, tolerancija ir gebėjimas priimti kito žmogaus buvimą savimi. Tik tada galite kurti, improvizuoti, juoktis, džiaugtis, priimti netikėtumus su šypsena, tai paversti nuotykiais ir stipria pozityvia emocija. O čia visa tai ir virsta prisiminimais. Išvados. Prisiminimus kuria emocijos, o ne daiktai. Galimybė patirti, jausti ir žinoma dalintis. Todėl pasirūpinkite tinkamais žmonėmis aplink save.